pyktis yra kaip, žodžiu, padažas ant guliašo. Matom kažką rudo ir neaiškaus ir po jo daug gumulėlių ir nežinom, ką ten tie gumulėliai reiškia, ar kažką gero, ar kažką negero. Ir tik kai pradedam tyrinėti, atrandam, nu tai ar čia žmogaus taip pažeidžiamumas reiškiasi, ar jis ir kitas emocijas taip jaučia, ar jis čia taip už savo poreikį bando kovoti, tokiu būdu kažkokiu su šono gal mums atrodo triukšmingas, agresyvus, nepatogus, ar bando galingų kažkokiu būti, ar jis čia bando užpulti ir pamenkinti kitą, kad geriau jaustųsi apie save, ar čia yra pagalbos šauksmas toks per pyktį, per tokį ekspresyvų jo reiškimą. Jeigu jam gerai. Dažniausiai nebūna gerai žmonėms agresyviems. Aplinkams sako, kad nustop, ryšiai nutrūksta. Nebent, aišku, kažkas tai labai gerai toleruoja. Susiranda savo auką faktiškai. Toks šiurkštus būdas tai žiūrėti, bet iš esmės gali būti vienas iš variantų. Taip, bet yra ir kita pusė, apie tą pyktį, ar ne, problematiškumą. Kitas dalykas yra, daug žmonių nebūtinai sproginėja pykčiu ir nebūtinai elgiasi agresyviai. Gali visai gerai ir gražiai žmogus bendrauti ir atrodyti, kad kaip ir tvarkosi, bet yra nuolatinis suirzimas.